Esu Arūnas Stoškus, esu Lietuvos vyriausių virėjų asociacijos narys, Forto restorano vyriausias virėjas. Sekretariatą norėtų mesti jums iššūkį, kad jūs galėtumėte laimėti 5 dienų vasaros stovyklą visai jūsų klasiai. Šiandien norėtume pasigaminti blynelius ir mes juos kepsime šiek tiek neįprastai, kaip mes įpratę namuose. Tai mums reikės cukraus, kiaušinių, grietinės, miltų ir pieno. Gamyba tikrai yra labai lengva ir tikrai galima kažką lengvai pasidaryti, tai tiesiog pilam pieną, išmušam kiaušinius, dedam cukraus, dedam grietinę. Ir dedame miltus. Viską sudedam, išmaišom. Viską išmaišom, gaunam tokią tirštą tešlą gaunam. Ta tirštą tešlą mes susipilsim į buteliuką. Galima tokį kaip ir laistytuvą naudoti, arba galima namuose kažką tai susirasti, kažką tai panašaus, galima ir per maišelį tai padaryti. Ir mes tiesiog viską supilam į tą buteliuką. Tokį buteliuką pasiruošę, mes tada tiesiog dedam keptuvę, įpilam šiek tiek aliejaus ir planuojam daryti blynus. Dažniausiai įpratę daryti didelius blynus, bet galėsim pasidaryti tikrai įvairių formų ir dydžių. Tai jums bus kaip iššūkis sugalvoti kuo daugiau įvairesnių formų. Kai įkaista keptuvės, tiesiog buteliuko pagalba mes darom įvairių formų ir dydžių blynus. Galim labai mažus blynelius daryti, kurie nemėgsta valgyti, arba galim daryti didesnius. Galim pasidaryti ne tik kvadratinius blynus, tuščiavidurius, kad reikėtų mažiau valgyti. Kai blyną jau kepa, tiesiog juos apverčiam. Iškepiam mažesnių blynelių, bet galima ir piešti, pavyzdžiui, eglutę ir šaltais žiemos vakarais arba rytais valgyti tiesiog eglutę. Piešim toliau. Ilgai kepti nereikėtų, nes blynas tada sudegs, bus neskanus. Galima naudoti mentelę, galima pabandyti ir padaryti taip. Puikus žaidimas užgavėnių proga. Tai va, nupiešėm eglutę, nupiešėm dar prie eglutės tokį gerą draugą, tai senį besmegenį. Blynų tešlą galime pasidaryti įvairių spalvų. Jeigu papildomai galėtume dar įdėti trintų špinatų su pienu, tada gautume žalią tešlą, tada galėtume pilti burokėlių sulčių, tada gautume tokią raudonesnę tešlą. Įdėjus kokių prieskonių kaip ciberžolė ar dar kažkas, tai, ar šafranas, tai tikrai drąsiai pasidarytų geltonos spalvos. Mūsų besmegenis jau beveik iškepė, šiek tiek toks skaniai apskrūdęs. Taip, mūsų blyną jau iškepė. Dabar tiesiog dedam viską į lėkštę. Turim besmegenį, turim eglutę, turim snaigės, tokias didesnės ir mažesnės. Tada turim prie eglutės žaisliukų ir turim sniego. Metu tau iššūkį. Šį iššūkį jums pristatė Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos narys Arūnas Stoškus. Žinai daugiau naujų ir sveikuoliškų receptų? Mesk iššūkį kitai klasiai. Sukurk trumpą 2-3 minučių trukmės filmuką apie naują patiekalą arba žinomo patiekalo sveikuolišką alternatyvą. Savo filmukus siųsk Sveikatijadai. Daugiausia taškų gaus ta klasė, kuri sukurs daugiausia ir įdomiausia filmukų. Daugiausia iššūkių įveikusi klasė sulauks svečių iš Sveikatijados. Jūsų filmukus talpinsime Facebook paskyroje su #Sveikatijados iššūkis. Daugiau informacijos apie konkursą rasi Sveikatijados internetiniam puslapyje naujienų skiltyje. Metu tau iššūkį.